Bronius pasipasakoja, kaip jisai dirbo tikybos mokytojumi. Į maldą visi Dievo namus, čia visi užeikit ant kelių, nusimaukit kelnes ir parodykit, ką jums Dievas davė. Va tai va šūkaudavo, va tai va rėkaudavo, šitagi būdavo tokius. Ale žinai, Česlovai, kaip sudėtingai yra vestas tikybos pamokas. Aš tai neįsivaizduoju. Ale žinok, nepatikėsi, kurva matka, blės. Žinai, katalikiškoj mergaičių gimnazijoje aš dėsčiau tikybą. Blėt, ten tokios kurvos susirinkęs trumpais sijonais. Visos tos šmerkščios. Aš tai girdėjau, kad ten Boba su Boba myli šitoj gimnazijoje. Nu, tai būdavo visko, žinok, būdavo visko. Kartą pamenu, blecha, nuvedžiau į šitą bažnyčią visas tos savo mokytos. Ir sakau, mokinės, klausykit, kaip varpai skamba, koks tai dieviškas garsas yra, koks tai, daugiau negu šituo su motociklo prasilėkti jums tuščios galvos. Aš ne kažką to darydavau. Nu. Kai klausykloje, kai sako jos savo tas nuodėmes, tai aš pro tas grotas, kur yra tos grotelės, kur man šnapžda jausi, tai aš iškiždavau savo bybį, ble. Aš čiulpdavo, ble, visos čiulpdavo, ble.